Žygis prasidės šiandien iš šitos vietos ir spalio 10 baigsis irgi ties šitą vietą. Tai kaip ir irgi daug kas spaudoj klausė, kurioj vietoj būsit ten tokią ir tokią dieną. Jisai negali tiksliai pasakyti, kadangi vėlgi nuo oro sąlygų, nuo žirgų sveikatos, nuo raitelių sveikatos. Tai bus tokie ilgieji savaitgaliai, kurie yra paskelbti spaudoj. Rugsėjo 13 bus Aukštaitijoje, reiškia Biržų rajone, Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje, kur yra šiaurėje į Latvijos teritoriją Nemunėlis daro kilpą. Tai va ten bus didžioji nakvynė, viena iš didesnių, ir kiekvienam regione bus po tokia didelė šventė, kur galės ateiti žmonės iš arčiau su žirgais pabendrauti, raitelius pakalbinti, dainas padainuoti. Ratelė suki vieną pusę, pasakyk mergelę. Ir lapkričio mėnesį greičiausiai kažkokiam renginį paprašysim prezidentės, kad priimtų tą knygą ir perduotų nacionaliniui muziejui. Toks yra sumanymas. Dabar Šventosios mokyklos mokytojai sumastykit vieną kitą sakinį ir jums, kaip sakant, laimė pasirašyti šitoje knygoje. Taip, tu atsistokit į eilę. Atsistokit į eilę, kad gautum. Va, eilė, viržiai, stok tenai prie vėliavnešių. Taip, čia negavo berniukas, va. Kantriausiai. Taip, iškart vėliavnešiams pirmiausiai duosim. Vaidu, tai čia tave nori pagrobti. Tu pasiskirs tik tegu dirba. Eik pabendrauk. Eik pabendrauk. 12 ratų. Kur įveiksite, kur vyksite ir koks tikslas? Apie tą žygį. Koks tai žygis, nuo kur iki kur? Josime apie Lietuvą, nuo šičia, nuo Šventosios, pasauliui, pirmiausia pagal Latviją, pagal Baltarusijos sieną, pagal Lenkijos sieną, Kaliningrado sritį ir vėl atjosime čia. 1700 km per 37 dienas. Ką tu norite parodyti? Tikslas kelionės? Tai jau yra tradicija, manau. Tai yra trečias žygis žirgais apie Lietuvą, kaip 1935, 1965 ir dabar 2015 metais. Manau, kad po 40 metų taip pat jos. Tai šie metai yra rekordiniai? Rekordiniai? Kilometrais. Gal po 40 metų Lietuva bus dar didesnė. Tai gerai, tai tas žygis, tai ką norit pasakyti, parodyti Lietuvai ar kam nors va šito žygį organizuodami? Apie ką norit, kokią žinią pranešti? Apie žemaitukus? Pirmiausia, taip, populiarinti šią nykstančią veislę. Taip pat, kaip sakiau, priminti jau atliktus žygius, kaip tradicija. Taip pat yra šie metai etnografiniai regionų metai. Taip pat Loginskio, čia va sukaktis ir Lietuvos sukaktis, čia yra daug labai. Ar pasiruošę žirgai, kaip ruošiate, kaip patys ruošiatės psichologiškai? Ruošimuisi nėra galo, visada ruošimės. Dabar mes taip pat ruošimės. Lietuviškas kalikis. O čia būtent lietuviškas kalikas? Yra alka, lietuviškas kalikė ir labai protinga yra. Ir man tą duokit. Dirbim. Kitas žirgas yra čia. Čia yra. Vaidai, prie ceklio jį. o kiek Lietuvoje apskritai yra žemaitukų? Dabar apie 600 kažkur. Apie 600. Aš tai galvoju, sunkiausia bus tas pats fizinis išbandymas, bent jau man asmeniškai, nes
ar užteks pačiai. Tai va tas ir įdomu yra ir dėl to noriu išbandyti. Kur prireiks ištvermės? Tiesiog dalyvauti, joti, čia yra sportas. Aišku, ir žygiuose ištvermės reikia daugiausiai ir tiesiog šią vietą. Anksti kelsitės, mažai miegosite. Taip, kelsimės anksti, kad stengsimės pasiekti stovyklavietę, kol dar šviesu. Jeigu nutiktų taip, kad būtų itin karšta, jos greičiausiai taip. Na, iš tikrųjų mes spręsime. Viskas vyks žygio eigoje, mes tiesiog darysime pasitarimus ir kiekvieną dieną kažką naujo vis atneš. Patikimiausius. Vieni kitiems skolinam, iš tolo mes juos pažįstam, vien patikimus žirgus įmam į žygį. Bet vis tik ne su savo, tai gal rizika yra suskolinta? Nėra rizikos dėl to, kad aš jį puikiai pažįstu. Dažnai ten kartu jojam tokius nedidelius žygius darom po 2-3 dienas. Aš esu jojęs prieš porą metų, 3 dienas jojam. Kažkur virš 200 km per 3 dienas įveikėm, per Loją, Merkinę, per Merkį bridam, visur labai patikimas žirgas. Dėl to žirgų biškį buvo trūkuma, tai savo 2 žirgus draugaus skolinu, o šitą imu. Ne vien tas jojimas svarbiausia, joti, o tokie vaikai moka joti gerai, bet jojant per miestelius, kai eina didžiulinės mašinos, susitvarkyti nuo tų visokių pasibaidymų, nuo tų kombainų, nuo tų kranų, nuo to visko čia pavojingai yra. Ir tą reikia mokėti juos suvaldyti. Plius, visą tą žirgų, kaip pasakyti, apliuoptos žirgus. Vakare reikia žinoti, ko jam reikia. Reikia normaliai, kad jis kažką paėstų, normalią ganyklą susirasti nakčiai, tas labai svarbu. Reikia ir avižukių rasti kažkiek tai. Pagal reikalą matysim, kaip reikės. Reikia, dabar mes jojam, buvo kitokia specifika, mes jodavom su mažom labai pertraukom. Kai jojam prie Juodosios, kai išjojam, padarom pietų pertrauką iki valandos, pusę valandos. Patys papietavę, žirgeliai truputį parūkšnoja, pasigirdom ir jojam. Dabar Vaidotas yra atradęs, kada senoviai jodavo tenais, reiškia, iš kažkokių ten šaltinių, gilesnių, kad reikia jojant sustoti į valandą, kas 10 minučių stoti ir kad jie paėstų. Pamatėm geresnę pievutę, ten nebūtinai kas valandą, gal biškį daugiau, gal biškį trumpiau, pagal situaciją. Pamatėm normalią pievutę, sustojom, juos truputį paganėm 10-15 minučių. Ir pasitvarkėm, pasižiūrėjom, ar balnas netrina, pavažą atleidom, po to užsiveržiam vėl, jis biškį pailsi tas visas užveržimas. Nu, šitaip žirgui daug sveikiau. Ir jis paėdęs bus ir nenutrinsi, pamatysi, jeigu trina, pakeisi ten tą, pakeisysi amuniciją, tada parodį, pasižiūrėsi, kaip tos pasakos, gal kažkur kliba, paverši. Gaila, kad nesuvėlavom ir kad... Tai sakau, čia jums kelionė tada. Gerai, ačiū labai tada. Ačiū. Gaila tik tais, kad... Kaip? Gaila, kad taip susivėlinom ir... Ne, viskas gerai. Tai dabar tik tai sutikti, gerai, prajuodį ir sutikti. Nu, manau, kad viskas bus gerai. Bet jau žirga buvo paklausiu. Žiūrėk, važiuoja kaip va. Dabar... Nu, vakale, žiūrėkit. Gal reikit, jau kabienas arba kas arba... Eik žolė. Mama! Mano nuosavo Vilnių baigęs. Mama!